Kodėl žmona nuolat tavimi nepatenkinta? Visa esmė ta, kad moters biochemija su amžiumi stipriai keičiasi. Tarkime, jei tavo žmona yra 40 metų, serotonino lygis pas ją jau gali būti sumažėjęs maždaug 30%, o dopamino apie 25%. Ką tai reiškia praktiškai? Kai jai buvo 20, kad pasijustų laiminga užtekdavo visai nedaug. Ji nusipirko lūpų blizgesį už kelis eurus, jūs nuvažiavote į gamtą išsikepti šašlykų, nusipirkote nebrangaus vyno ir jai tai buvo smagu. Tačiau sulaukus 40, dopamino receptorių gali būti gerokai mažiau nei tada, kai jūs susipažinote. Tam tikra prasme tai jau šiek tiek kitas žmogus. Prisimink, kokia ji buvo anksčiau. Kadaise ją džiugino kelionė paprastu traukiniu. O dabar net Maldyvai gali nesukelti didelio įspūdžio. Ir taip irgi būna. Didžiausias moters laimės pikas dažniausiai būna tarp 18 ir 25 metų, o vėliau jis po truputį slopsta. Štai kodėl daug skyrybų įvyksta 40-45 metų amžiuje. Todėl, kai vyras iš žmonos išgirsta aš nelaiminga, tu kaltas, tu niekam tikęs, jis turėtų suprasti, kad dažnai problema gali būti ne jame, o jos vidinėje būsenoje. Žmona tiesiog ieško, kam galėtų suversti savo nepasitenkinimą. Kitaip tariant, jos smegenims tampa sunkiau džiaugtis paprastais dalykais. Tu sakai, klausyk, juk pas mus viskas gerai, viskas tvarkoje, bet atrodo, kad ji tavęs negirdi. Ji prisikabina prie neplauto puodelio, ne todėl, kad jai taip svarbi tvarka, o todėl, kad nesąmoningai provokuoja konfliktą, nes pati nesijaučia taip gerai, kaip norėtųsi. Taip gerai, kaip jautėsi anksčiau. Tuomet kyla klausimas, kas tokioje situacijoje gali padėti moteriai, ko ji pradės ieškoti. Ir čia yra daug variantų. Pirmas variantas – pinigai. Ji nori firminės rankinės už kelis tūkstančius eurų, kelionės į Dubajų arba naujų batelių. Iš tiesų ji perka ne daiktus, ji perka tam tikrą džiaugsmo būseną. Pinigais, pirkiniais ir kelionėmis ji bando kompensuoti tą su amžiumi atsiradusi hormoninį nuosmukį. O jeigu pinigų nėra, ji gali pradėti kasdien tave kritikuoti. Ar pastebėjote tokią tendenciją? Kuo moteris vyresnė, tuo brangesnių dovanų ji nori. Kai jai buvo 20, ją pradžiugindavo pliušinis meškiukas ir viena rožė. Sulaukus 30, jau norisi auksinių auskarų, o sulaukęs 40 – deimantų. Antras variantas – karjera. Po 35 tavo žmona gali visą galvą pasinerti į karjerą. Iš pirmo žvilgsnio tame lyg ir nėra nieko blogo. Ji dirba, tobulėja, siekia tikslų. Šaunu. Tačiau kas vyksta iš tikrųjų? Darbe ji gauna tai, ko jai trūksta namuose. Statusą, pripažinimą, įvertinimą, įmonės vakarėlius, flirtą prie kavos aparato, vadovą, kuris ją pagiria. Visa tai yra grynas dopaminas. O kas laukia namuose? Indai, sloguojantis vaikas ir po darbo pavargęs vyras. Nulis dopaminų, vien tik buitis. Todėl ji padaro labai paprastą išvadą. Darbe man gera, namuose man nuobodu. Reiškia, turiu daugiau laiko praleisti ten, kur jaučiuosi gerai. Ir tada prasideda. Iš pradžių valanda ilgiau po darbo. Vėliau netikėtos komandiruotės su nakvynė. O po kurio laiko sužinai, kad įmonės vakarėlyje ji šoko lėtą valsą su finansų direktoriumi, kuris kažkodėl kaip tik skiriasi su savo žmona. Viskas prasideda nuo frazės, brangusis, savaitgalį turime komandos formavimo renginį, o baigėsi, sutikau žmogų, kuris mane supranta. Geriausiu atveju ji tiesiog perduos motinystės pareigas močiutėms arba auklėms. O jei paklausi, brangioji, kas šiandien vakarieniai, ji tau atsakys. Aš čia milijoninius kontraktus derinu, o tu man apie savo kotletus primeni. Trečias variantas – socialiniai tinklai. Moteris pradeda aktyviai reikšti socialiniuose tinkluose. Ji siekia dėmesio, laikų, reakcijų. Taip ji maitina save dopaminu. Anksčiau ir vėliau gali prasidėti keistos susirašinėjimo istorijos. Iš pradžių taip viskas nekaltai, žinot. Ačiū už komplimentą. Vėliau atsiranda susitikimai. Žinoma, tik draugiški, tik dėl reikalų. Bet kuo pavojingi socialiniai tinklai? Jie sukuria iškreiptą realybės suvokimą. Ji užsideda 3 filtrus, susiaurina liemenį nuotraukų Photoshop'e ir pati pradeda tikėti, kad taip atrodo.
Toje savo realybėje ji 25 supermodelis, o tu plinkantis vyras su treningais, kuris ją tempia žemyn. Todėl jei po 35 žmona staiga pradeda kelti nuotraukas su maudymosi kostiumėliu, nors anksčiau to niekada nedarydavo, tai turėtų tau būti stiprus pavojaus signalas. 4. variantas – psichologas. Visa psichologijos industrija pastatyta ant tokių moterų. Moteriai 35-40 metų, ji nebesijaučia tokia laiminga kaip anksčiau ir tada ji kreipiasi į specialistę. Jeigu tai būtų visiškai objektyvus psichologas, jis jai pasakytų: klausyk, tavo vyras normalus. Problema yra tavo vidinėje būsenoje. Antrojo seanso čia greičiausiai nebūtų. Todėl dažnai girdimi visai kiti klausimai. Pakalbėkime apie tavo ribas. Ką jautei vaikystėje? Ką jautei, kai mama nenupirko tau lėlės? Tu gyveni ne savo gyvenimą. Tu verta daugiau ir taip toliau. Ir štai moteris 2 metus vaikšto į konsultacijas. Kiekvieną kartą moka pinigus. Ir vis labiau įsitikina save, kad problema yra jos vyras. O ji pati yra deivė, kuriai reikia pokyčių. Po kelių metų tokio mąstymo net pats geriausias vyras gali būti pavadintas manipuliatoriumi. Ten smurtautojų arba narcizų, kom tik nori. Nes šias etiketes galima priklijuoti beveik bet kam, jei jau labai norisi. Po konsultacijų jie grįžta namo ir pradeda kalbėti su tavim naujų žodynų. Tu nuvertini mane, tu manipuliuoji manim, tu aktyvuoji mano traumas. Dabar jai jau nebereikia pripažinti, kad ji tiesiog nuolat nepatenkinta. Dabar ji traumuota asmenybė, ieškanti atsiskyrimo ir erdvės nuo savo toksiško partnerio. 5. variantas – kitas vyras. Po hormoninių pokyčių žmona gali pradėti dairytis į kitus. Moters neištikimybės pikas dažnai pasireiškia tarp 35 ir 45 metų. Kodėl? Nes smegenys desperatiškai ieško laimės hormonų. Ir tada atsiranda koks nors iškalbingas vyras su BMW. Jis žiūri į ją tarsi į deivę. Ne taip kaip tu, įnikęs į telefoną. Jos smegenys gauna tokią emocinę dozę, kokios galbūt nejautė 10 metų. Ji galvoja: tai meilė, tai likimas. Aš pagaliau atgijau. Tačiau pagal šią teoriją, smegenys tiesiog griebiasi bet kokio naujo dopamino šaltinio. Todėl 40-metė moteris gali elgtis kaip 16-metė pirmą kartą įsimylėjusi mergina. Suaugęs žmogus, vaikai, šeima, bet emocijos nugali. Problema ta, kad po metų 2 ar 3 su nauju vyru prasidės tas pats – pripratimas, nuosmukis ir naujos dozės paieškos. Ji gali sudeginti 15 metų santuoką dėl kelių mėnesių emocinio pakilimo. O po pusmečio paaiškės, kad ir naujasis vyras knarkė, sėdi telefone ir turi savo trūkumų. Pasaka baigėsi. Karieta pavirsta moliūgu. Ir blogiausia tai, kad dopamino lygis gali nukristi dar žemiau negu buvo pradžioje. 6. variantas – ezoterika. Po hormoninių pokyčių moteris gali susižavėti ezoterika. Kam? Todėl, kad realybė pasidaro blanki. Nebėra to pakilėjimo, kuris buvo jaunystėje. Atsiranda apatija, nuotaikų svyravimai. Todėl jie ima ieškoti ypatingų prasmių. Atkreipkite dėmesį, retai pamatysi 20-metę fanatiškai pasinėrusią į tokius dalykus. Kodėl? Nes jai ir taip viskas yra gerai. O kai gyvenimas pradeda atrodyti pilkesnis, atsiranda poreikis ieškoti atsakymų kitur. Ir kuo tai gali baigtis? Tuo, kad vyras pasirodo turintis toksišką aurą, žemas vibracijas, blogą energiją. Todėl nuo jo reikia kuo greičiau bėgti. 7. variantas – sporto klubas. Po hormoninių pokyčių žmona gali staigiai labai susidomėti sporto sale. Ir vėlgi, iš pirmo žvilgsnio tame nėra nieko blogo. Sportas iš tikrųjų skatina endorfinų išsiskyrimą. Ji jaučiasi geriau, energijos daugiau, nuotaika geresnė. Tačiau kas vyksta toliau? Ji pasižiūri į veidrodį, pamato pasikeitusias kūno formas ir gauna dar vieną malonumo dozę. Man patinka tai, ką matau. Problema ta, kad kai kurioms moterims to neužtenka. Tada prasideda vis aukštesni statymai, aptempti drabužiai, vis daugiau dėmesio iš aplinkinių, demonstratyvesnės nuotraukos. Norisi ne tik jaustis gerai,
norisi jaustis nuostabiai, o tam reikia kitų žmonių dėmesio, pritarimų, ypač vyrų. Nes jei tau tiesiog patinka tavo išvaizda, tarkime, tai 2 balai iš 10 pagal gaunamą pasitenkinimą. Bet jei tave žiūri patrauklus vyras, rodo susidomėjimą, jau visi 10 balų. Ar kiekviena moteris atsilaikys prieš tokią pagundą? Galbūt taip, galbūt ne. Kai kuriais atvejais po tokių pokyčių žmona pradeda kritiškiau vertinti savo vyrą. Staiga jau jai nebetinka tavo pilvukas. Nebetinka tai, kad nėra išryškintų pilvo preso raumenų. Ir pamirštama, kad būtent vyras moka už sporto klubo abonementą, už trenerį, papildus ir visa kita. Tarp kitko, pagal šių metų tyrimus teigiama, kad apie 20% moterų yra jautusios trauką savo treneriui. Kitame anoniminėme tyrime apie 25% moterų pripažino turinčios romantinį susidomėjimą treneriu. Įdomu tai, kad didžiausias tokių jausmų pikas buvo fiksuojamas tarp 40 ir 50 metų amžiaus. 8 variantas yra grožio procedūros ir jaunystės gaudimas. Dar vienas scenarijus – nesibaigiantis veido ir išvaizdos tobulinimas, kosmetologija, botoksas, užpildai, lūpos ten, skruostikauliai, veido patempimo procedūros. Smegenys ieško džiaugsmo, o lengviausias būdas jį susigrąžinti – bandyti susigrąžinti jaunystę. Todėl prasideda viena procedūra po kitos. Moteris pasirengusi išleisti milžiniškas sumas vien tam, kad atrodytų 5 metais jaunesnė. Po dar vienos procedūros jį prieina prie tavęs ir klausia: na kaip, matai skirtumą? O tu matai tą patį veidą, tik šiek tiek patinusi po procedūros. Bet tiesos pasakyti negali, nes tada prasidės konfliktas. Todėl tenka sakyti: taip, atrodo puikiai. Ir čia dar būtų nieko, jeigu moteriai to užtektų. Bet retai kada viskas baigėsi vien tuo, kad moteris pasidžiaugia rezultatu ir sustoja. Dažniausiai po to atsiranda noras rinkti komplimentus iš aplinkinių. O kartu atsiranda ir visos galimos to pasekmės. 9 variantas – nuolatiniai konfliktai. Tai pats sunkiausias scenarijus. Moteriai sumažėjo hormonų lygis. Papildomo dopamino nėra iš kur gauti. Pinigų nėra, meilužio nėra, į sporto salę eiti nesinori. Kas lieka? Skandalas. Ginčas su vyru gali tapti stiprių emocinių sukrėtimų. Todėl jį pradeda kabinėtis prie smulkmenų. Lašas vandens ant kriauklės, netinkamai padėtas daiktas, ne taip pažiūrėjai, ne tą nupirkai, ne taip pasakėjai, ne taip kvepuoji. Ir vyrui atrodo, kad jis gyvena nuolatinėje įtampoje. Tokiu atveju problema ta, kad žmogus nebesugeba gauti emocijų ramių būdų. Todėl nesąmoningai ieško stipresnių dirgiklių, net jei tai iššaukia konfliktus. 10 variantas – romantiniai serialai. Kai moteriai trūksta emocijų, ji gali pradėti valandą žiūrėti romantinius serialus. Kodėl? Nes ten yra drama, ten yra aistra, meilės trikampiai, gražūs herojai, kova dėl meilės. Kiekviena serija tampa maža emocinė injekcija, dar viena dopamino dozė. Ir tada ji pažvelgia į savo vyrą, sėdinti ant sofos po darbo, ir galvoja, kodėl maniškis netoks kaip tas serialo herojus. Prasideda priekaištai: tu manęs nebemyli, tu manęs nebeužkariauji, mūsų santykiuose nebėra romantikos, mes netokie kaip serialuose. Ir tada normalus, stabilus, atsakingas vyras, kuris dirba, uždirba pinigus, rūpinasi šeima ir taiso namuose sugedusius dalykus, staiga tampa nuobodus. Nes jis negali konkuruoti su išgalvotu personažu, kurį sukūrė scenaristai.